Toks keistas jausmas būna prabėgus pietų pertraukai, pradedami ieškoti laisvės ir ta laisvė matyt, kad nuo darbo pabėgti kuo toliau. Antradienį toks galbūt rizikingas sprendimas. Atidėkime tos visus reikalus antrai savaitės pusėje, o artimiausią pusvalandį mes bandysime kalbėtis rimta ir labai aktualia tema. Mat šiandieną pas mus vieši lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teisėkūros personalo ir bendrų reikalų skyriaus specialistas, psichologas Oleg Mackevič. Gerą dieną, Olegai. Labą dieną. Ačiū, kad apsilankėt iš pradžių. Ačiū, kad pakvietėt. Laukia iš tikrųjų ne pati lengviausia tema, tai teks matyti, kad susikaupti. Gal pradėkim nuo pačių pradžių, to tokių, ką apskritai veikia, kokia yra funkcija lošimų priežiūros tarnybos? Na, kaip ir bet kuri valstybinė institucija, tai daro tikrai labai daug darbų. Tai jeigu mes kalbėtume taip labai apibendrintai, tai viskas, kas surišta su azartiniais lošimais Lietuvoje, tai yra licencijų išdavimas, reguliavimas, vartotojo apsauga ir panašiai. O kas yra tas azartinis lošimas, kaip tai dabar išvedus, nes yra įvairiausių matyt, kad tokių tipų. Tai toks turbūt tipiškas pavadinimas būtų tai lošimas, kuriame dalyvauja kažkoks tai atlygis, ar tai pinigai, gali būti daiktinis atlygis, gali būti pinigai. Tai lošimas iš pinigų turbūt tai būtų. Taip. Ir didelė dalis žmonių mėgsta, ar ne, praleisti vakarą kazino, ten sužaisti galbūt kažkokį pokerį ir jie tiesiog taip kaip pramoga, kaip, nežinau, žiūrėti krepšinį, išeit pabėgioti ir jie niekuomet gyvenime matyt, kad ir netaps tais probleminiais lošėjais. Tokia dalis yra didelė. Bet yra ta dalis, kuri nesusitvarko su šitų reikalų. Tai mes apie tai ir kalbėsime. Tai kaip tas lošimas tampa problema ir bėda? Tai iš principo, jeigu lošimas pakeičia tam tikrus svarbesnius dalykus mano gyvenime, darbą, šeimą, rūpinimąsi savimi, tai akivaizdu, kad tas lošimas kelia problemų. A jeigu aš lošiu pagrindę tik tam, kad kažkaip tai užslopinti tam tikrus jausmus, sunkesnius jausmus savyje, ir tai darau tik tai dėl to, kad kažkaip tai pabėgti, užsimiršti, tai reikia jau kelti klausimą, ar šitas lošimas man nekelia problemų. Mes kaip tik neturėjo kalbėjome, jog pavyzdžiui, žmogų, kuris yra priklausomas nuo alkoholio ar, tarkim, kažkokių psichotropinių medžiagų atpažinti yra pakankamai lengva, arba ilgainiui tampa lengva atpažinti, tai probleminis lošėjas jis toks žmogus su paslaptim. Tikrai taip, nes jūs labai teisingai pasakėt, kadangi jeigu asmuo yra išgėręs, tai žinoma, ten kažkaip tai veikia ir veido spalva, kažkaip veikia ir mano kvapą, mano elgesys, jisai akivaizdžiai yra neadekvatus. Su lošimu jį dažnai vadina būtent tokia užslėpta problema, nematoma problema. Nes kadangi vizualiai mes negalim atpažinti lošėjo, jeigu, pavyzdžiui, mes galim atpažinti asmenį, kuris galbūt priklausomas yra nuo psichotropinių medžiagų ar nuo alkoholio, tai atpažinti lošėją tikrai neina. Nes tai jie dažniausiai ir patys labai dažnai slepia savo problemą, artimųjų ratas ne visuomet iš karto pastebi problemą. Bet, sako, jeigu jau žmogus supranta, kad negerai daro, tai čia jau pirmas žingsnis. Supras, kad tai negerai, tarkim, ten. Aš manau, pats svarbiausias dalykas savo, tai jeigu kaip aš galėčiau savo įvardinti. Vienaip ar kitaip reikia suprasti, kad azartinis lošimas tai yra pirmoji eilėje pramoga. Turėtų būti. Turėtų būti tikrai taip, nes taip yra traktuojama. Ir suprantama, kad jeigu po pramogos aš grįžtu namo su begalybės sunkių jausmų, nerimas, pyktis, nusivylimas, tai žinoma, kad man jau reikia kelti klausimą, ar šita pramoga man tinka. Nes tikrai daugelis radio klausytojų turbūt turi savo kažkokius pamėgtus dalykus. Tai yra sportas, tai yra, nežinau, ten vyrai mėgsta kas paintballą pažaist, kas strikebolą. Kas tiesiog serialų žiūri. Ir žinoma, kad praleidus dalyvaus pramogoje, aš neišeinu iš jo su sunkiais jausmais, ne po paintballo. Aš galiu pralošti, bet ten. Bet gerai. Bet tai buvo gerai. Tikrai tai. O čia vat labai svarbu žinoti, jeigu man kyla tokių jausmų, reikia savo klausti klausimų. Gerai, jeigu sunku atpažinti probleminį lošėją, tai kaip tuomet jam pagelbėti? Kaip suprasti galų gale, kad tas žmogus turi problemų, jis slepia, tai nesako, šeima galbūt iš pradžių jį pastebė? Dažniausiai taip, tas pirmasis ratas aplinkoj pastebi. Tai atsiranda problemos finansinės, nes žinoma, azartiniai lošimai reikalauja nemažai lėšų.
Ir pralošiamos sumos jos iš tikrųjų yra milžiniškos, kartais net žmonės taip sau sako, kad lyg tai per visą gyvenimą dirbi tiek pinigų nesumatęs, kiek esu pralošęs. Tai, žinoma, stebėti ir labai kinta žmogaus elgesys, atsiranda uždarumas, dažnai žmogus pradeda praleidinėti galbūt darbą, atsisako kažkokių tai pramogų, kurios anksčiau jį domino, mažiau laiko skiria turbūt šeimai, mažiau rūpinasi savimi, daugiau laiko kažkur tai išvyksta, būna, kad galima atpažinti iš to, kad dienos metu yra nekeliami skambučiai arba atmetinėjami, nes dažnai lošėjai stelepia, kad jie lošia, tai tam nepakeldami ragelio bando, kad žmogus artimieji neišgirstų lošimo ten įrenginių garsus ir panašiai. Tai va, iš tokių kažkokių tai pagrindinių dalykų galima ir pamėginti su juo apie tai kalbėtis, kas vis dėlto vyksta su pačiu. Bet kalbant, sakykime, apie darbą, žmogus, kuris geria, ar jis yra netoleruojamas, toks darbuotojas nėra reikalingas, bet žmogus, kuris lošia, na, savotiška tolerancija gal ir iš vadovybės yra, nes, tai čia nieko blogo. Žmogus vakarą praleido kazino. Ir ką? Apskritai turbūt žmogaus toleravimo klausimas, aš nenorėčiau sakyti, kad visi netoleruoja. Apskritai, tai reikia žiūrėti kaip į problemą, nes labai dažnai mes nuvertinam, iškart sudedam visus į lentynėlę. Čia yra alkoholikas, čia yra narkomanas, čia yra lošėjas, visi jie yra netikėliai, nevykėliai. Jo, nes mes neturime dėja tokio įgūdžio vis dėlto kažkaip tai rūpinti žmogum, pastebėti problemą. Tai vat šitoj pusėje, mano galva, labai svarbu yra prieiti, rasti tinkamą prieimą prie žmogaus. Nes žinoma, pats lošėjas, kuris, reiškia, kenčia nuo priklausomybės, tai jisai pats išgyvena labai daug jausmų. Jisai pirmiausia yra labai sumenkėjusi savivertė. Žmogus labai nekenčia savęs pirmoje eilėje. Negali savo atleisti. Tai žinoma, jeigu mes dar iš pašalies ateisim ir papildomai užkrausime visą tą pyktį, kuris mumise slypi ir pradėsime jo nekęsti, tai žinoma, ar pagalba tada bus efektyvi. Bet kalbėtis apie tai labai svarbu. Atkreipti dėmesį, o kas yra, kad aš pastebiu, kad tavo nuotaikos kinta. Ar viskas tau tvarko, galbūt aš galiu kažkuom tai padėti. Čia netgi būtų galima ir tos nelabai linksmus dalykus paminėti, tas savižudybių skaičius, kurio mes negalim didžiuotis. Žmonės, kurie prasilošia, kartais tai mato vienintelį išeitį. Taip, labai aukšta rizika yra lošiančiųjų tarpe, savižudybės. Ten, jeigu per tuos nepilnus 6 metus, kiek mes dirbam su kolegė lošimų priežiūros tarnyboje, tai kokie 70% lošiančiųjų turi bent jau minčių lygyje, tai 70%, kurie manė, kad savižudybė gali būti kaip išeitis. Mistiškas toks, kaip yra liaudies sklando, tau reikia užsikoduoti, jeigu geri, tai taip pat, kalbant apie lošimus, tau reikia prašyti kažkokį mistinį prašymą ir lyg ir to viskas turėtų pradėti gerėti. Tai apie tai dabar atskleisim kortas tas. Tai taip, nuo 2004 metų lošimų priežiūros tarnyba pradėjo savęs apribojimo nuo azartinių lošimų programą. Kadangi pastebėjau, nes įstatymas yra priimtas 2001 buvo, pastebėjau, kad per tuos 3 metus atsirado skambučių, kad asmenys domisi, o ką aš galėčiau padaryti, kad manęs neįleistų, nes kaip tokios programos apskritai neegzistavo. Tai nuo 4 metų pradėjome tokį darbą. Reiškia, tu ateini, pateiki prašymą, lošimų priežiūros tarnyba prašymą perduoda lošimų organizatoriams, jie tada įsipareigoja neįleisti tokį asmenį į lošimo įstaigas. O kuo rizikuoja įstaiga, jeigu jį vis tik tai pro pirštus žiūri į šį prašymą ir tą žmogų įsileidžia? Tai yra kažkokios baudos, apribojimai? Deja, čia verta paminėti, kad būtent šita programa kol kas neturi kažkokių teisinių svertų ir mes, aišku, nelabai galime ir neturime būdų bausti lošimo bendrovių. Čia labiau tokia savitarpio susitarimas tarp lošimo organizatorių, lošiančio ir mūsų kaip tarpininkų. Geros valios faktiškai. Geros valios iš tikrųjų, bet verta paminėti, kad tikrai yra atsakingų lošimo organizatorių, kurie vykdo ir padeda mūsų programai tęstis. O kas darosi su to žmogumi, kuris parašė prašymą, ar ne, nebenori aš lošti ir, toliau, ar psichologinė pagalba, ar kažkoks, nežinau, grupėse darbas, nes tai yra pradžia, aš kaip suprantu. Tikrai taip. Tai yra vienas iš pirmųjų žingsnių, nors dažnai aš tai vadinu neveiksnumu, nes atsakomybė iš principo taip, nes lošėjai sako, ašgi parašiau prašymą. Tas tai gerai, taip. Bet liūdna, kad su parašymu nesikeičia žmogaus mąstymas, nesikeičia elgesys, nesikeičia mintis. Ir kurį laiką po prašymo pateikimo aš galiu džiaugtis, kad lyg tai aš jau nebelošiu, bet dėja nelošimas jis neparodo, kad problema dingo. Tai po prašymo pateikimo labai dažnai bendraujame su lošiančiaisiais ir jeigu pas juos yra poreikis, mes visuomet
visuomet nukreipinėjom į, pavyzdžiui, savitarpio pagalbos grupės, tokias kaip anoniminiai lošiai, kur iš tikrųjų Vilniuje yra tikrai stiprios grupės ir Matulaičio bažnyčioje Vilniuje dirba ir Švento Ignoto dirba, tai labai apsimoka su jais pradėti tokį darbą. Taip pat yra valstybės remiamos programos, pavyzdžiui, Minesotos programa priklausomybių ligų centruose didmiesčiuose, žinau, kad Vilnius, Kaunas, Klaipėda tikrai ją vykdo. Ir tai yra irgi vienas iš tokių rimtų būdų savo padėti. Tai yra stacionaras 28 dienom, per kurį, iš principo, specialistai dirba su žmogumi, padeda jam keisti savo elgesį, keisti savo požiūrį mąstymą į lošimus. Tas prašymas nebenori lošti, jį žmogus gali juk ar atsimti, ar ne, persigalvojęs, nusprendęs, kad čia silpnumo akimirka. Tikrai taip, ir čia vėlgi kalba apie įstatymus, nes mes negalime priboti žmogaus laisvės. Negalime už jį nuspręsti, kas jam tinka, kas jam ne, jis pats turi priimti šitą sprendimą kol kas. O ar, aš nežinau, mediciniai knygelė atsiranda kažkoks įrašas, kad sakykime, žmogus padarė va taip, ar medikai žino galų gale, kad yra toks polinkis? Tai kas be ko, tarptautinių ligų klasifikacijoje yra, ten 63 punktas nurodantis, kad tai yra būtent problemos, kurios kyla dėl potraukio azartiniams lošimams. Nuo to nepasveikstama. Na, kaip sakyti, neišgyjama. Žiūrint, ką mes suprantam žodį sveikimą. Jeigu kalbėt medicininiais terminais, kaip, pavyzdžiui, aš išpjoviau apendicitą ir aš pasveikau. Taip. Liūdna, bet ne, nes čia mes vis tiek kalbam apie mano jausmus, apie mano mintis, apie mano emocijas. Tai yra psichikos sutrikimas. Ar tai paveldima tada? Teorijų iš tikrųjų yra labai daug. Yra ir genetinė, ir kalbam apie tai, kad greičiausiai tai yra su malonumų hormonų kažkokiu tai trūkumu. Skirtingų variantų yra. Tas lošimas, jis yra pas mus jau ten senovėje, pralošdavo dvarus, ten žemių sklypus. Kalbam apie tas sumas didelės, sakėt, ar ne, kad apie kokias sumas mes kalbam. Ką lietuviai pralošia, turėdami tokią bėdą? Na, jeigu iš to, ką girdėjau pats asmeniškai, tai įvairios būna per vieną pabuvimą lošimų įstaigoje žmogus gali pralošti 30, 40, 50 tūkstančių eurų. Bet kartais gal to ir užtenka, jeigu, sakykime, nėra taip jau toli pažengęs, jog tai jau viskas, jau daugiau aš nebeisiu, nes supratau, kad galima visko netekti. Tikrai būna tokių atvejų, kad asmuo pas mus netgi yra tokių labiau komiškų atvejų, kad laimėję žmonės ateina ir sako, aš dėl viso pikto apsiribosiu, nes imu nerimauti, kad lošimas gali mane įtraukti, nes pajutau azartą, pajutau norą, dėl to kai kurie ribojas. O jau kada yra problema, tai žinoma, lošintieji labai ilgai prieina prie tos problemos įvardinimo savo. Ir iš tikrųjų būna, kad tas lošimo stažas siekia nuo 1 ten iki 5-10 metų. Tai va, dar vienas klausimas, kadangi vėl grįžtant prie, sakykime, alkoholizmo, pakankamai greitai galima netekti sveikatos, darbo, pinigų. Ar yra kažkoks to lošėjo stažas, kiek galima, tą dalyką daryti ir tik tai, prieit liepto galą, nežinau, būdam 70, pavyzdžiui? Žinoma, kuo anksčiau aš pradedu tvarkyti su problemomis, tuo man, aišku, yra lengviau. Turime labai tokių, bet labai nedaug žmonių, kurie yra virš 60 metų, iš tikrųjų pati ta lošėjo toksai amžius, tai yra daugiausiai prašymų, iš ko mes gaunam, tai 21-39 metų, tai yra irgi, pavadinkim, tai yra darbinis amžius, ne, tai žmonės, kurie augina šeimas, tai produktyviausias iš tikrųjų ir valstybė turi jais rūpintis, nes jie galų gale moka mokesčius, ne, būkim merkantilus. O tai tokių prašymų gauname arti 65%. Tai yra dažniausiai. O stažas labai įvairus, kaip ir sakiau, vieneriems užtenka per metus pačiam savo įsivardinti, kad aš jau turiu bėdų, kai kuriems yra pas mane ir lošiančiųjų, kurie ir lošia ir 15 metų. Ir dėja kol kas dar irgi nemato būdų. Gerai, trumpa muzikinė pauzė, grįšim ir pokalbį pratęsim. Radio stotis kelyje. Ką, bičiuliai, greitai grįžtame į eterį. Mat, šiandieną pas mus vieši lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teisėkūros personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus specialistas, psichologas Oleg Mackevič. Mes į pirmąją pokalbio dalį jau baigėme ir liko dar net ne vienas ir ne du neatsakyti klausimai. Dar viena jautriausia matyt, kad grupė, kurie irgi, lošia ir pakliūna į tą rizikos zoną, yra nepilnamečiai asmenys. Tokių irgi yra. Dėja taip. Ir nuo ko viskas prasideda? Atrodytų jaunas žmogus dabar kompiuteriniai žaidimai, nežinau, gal sportas šiek tiek.
Kodėl? Dėl neturėjimo ką veikti? Labai skirtingai. Vėlgi, pirmoji laikas turbūt svarbiausia, tai auklėjimo klausimas ir nuostatos, ne? Jeigu mes pozityviai žiūrime azartinius lošimus, jeigu mes giriame savo sėkmėmis, kažkais tai laimėjimais, jeigu mes sakom, kad tai yra būdas užsidirbti pinigų, skleidžiam vadinasi netinkama nuostata, tai žinoma, kad jaunas žmogus, jisai įsidėmė, jisai irgi nori turėti pinigų, jis nori matyti, vėlgi vyksta ten, pavyzdžiui, kad ir profesionalus pokerio varžybos, ne, galima tuos įrašus matyti televizijoje. Ir žinoma, jaunuoliui, matant prie finalinio stalo sėdinti vyrą, kuris apsuptas didelių laimėjimų, yra kažkokia tai dovanos, krūva žetonų, žinoma, kad atrodo, kad tai yra visai būdas. Yra profesionalių lošėjų tikrai taip, bet tai yra labai, labai nedaug tokių asmenų yra. Bet jau galima vadinti sportu, matyt. Na, nelabai, ar ne? Matot, kaip? Sportas tai yra įgūdžio žaidimas, ne? Tai yra taip, nuo mano fizinio pasirengimo, nuo mano nuostatos, nuo mano psichologinio pasirengimo priklauso rezultatas. Ir jeigu vis dėlto, kad ir tas pats pokeris profesionalus tai būtų sportas, nors, kalbam apie tai, kad tai gali būti sportas. Bet, reiškia, mes matytumėm tam tikrus profesionalus, nuolatiniais čempionais, ne? Mesgi turime profesionalų, tų pačių sportininkų, kurie 3, 4, 5 kartus iš eilės būna olimpinių laimėtojai, nes dėja, lošimas tai yra sėkmės žaidimas, ne įgūdžio. Nuo mano įgūdžio labai nedaug kas priklauso. Na, sakėte neterėje, jog netgi su vaikai žiūrėjimas televizinė loterija jau yra įdingas reikalas. Žiūrėjimas yra viena. Kaip tu reaguoji? Kaip aš ją reaguoju. Žinoma, kad reikėtų vengti tokių, pavyzdžiui, kad netgi galima paprastus kortų lošimus paversti azartiniais lošimais. Jeigu mes šeimoje lošdami, kad ir, nežinau, tą priimtiną tokį durnių, ne? Taip. Vienas iš populiariausių žaidimų, jeigu mes įtraukėme jame atsiskaitimą pinigais ir laimėtoją kažkaip tai skatinam kažkaip tai pinigais, žinoma, kad vaikui labiau jisai greičiau įsitrauks, jam labiau patiks ir vėliau formuosis jau nuostatai tokius dalykus. Jisai manys, kad nieko čia nėra blogo lošti už pinigus. Aš nesakau, kad tai yra blogai, nes jeigu įmame procentus, tai pasaulyje kažkur tai varijuoja procentas nuo 0,2 iki 4% priklausomų asmenų nuo lošimų. Bet kalbant apie paauglius, tai procentai šiek tiek kitokie, tai yra nuo 4 iki 6%. Va. Tai čia pasaulyje mes kalbam. Tai iš principo, kad didžioji dalis skirtingose valstybėse varijuoja. Kuo didesnė pasiūla azartinio lošimo, kuo nėra pasirinkimo prevencijai, tai tuo didesnis procentas ir bus probleminių tų lošėjų. Bet lošiantį paauglį gal greičiau galima atpažinti vis vieną. Na, žmogus nedirba, dingsta galbūt kažkokie pinigai ir daiktai iš namų, praleidžiamos pamokos. Taip, iš tų lošiančiųjų, su kuriais tenka bendrauti ir su jų artimaisiais, tai taip, vagystės iš artimos aplinkos, praleidinėjamos pamokos visiškai teisingai, tai ką jūs sakėte. Nuotaikos, kas be ko. Ypač, kad žinant, kad paauglystė yra tas amžius, kada viskas tik tai vyksta, ne? Viskas tik tai vystosi, nėra savireguliacinių mechanizmų susiformavusių, man labai sunkiau pasakyti savo stop, aš pats negaliu įvertinti savo paties jausmo, aš jų pats nesuprantu. Tai dėl to, kaip aš galiu pats suprantu, dėl to čia yra reikalingas suaugęs žmogus šalia, kuris pasakytų, žinai, tai netinka. O ką daryti su to jaunu žmogumi? Problema užfiksuota, čia prašymą neparašysi? Tai pirmoji eilė, tai svarbiausia, aišku, kreiptis pagalbos į psichinės sveikatos specialistus. Tai gali būti psichiatrai, psichologai, bet aš kvieščiau iš karto kontaktuoti su priklausomybių ligų centru. Ten yra specialistai, kurie yra pasirengę dirbti su paaugliais. Pagrindinis vis dėlto dalykas, čia kaip ir kalbėjome, yra trūkumas švietimo. Na, tai yra nematoma problema. Atrodo, ji neegzistuoja, o jeigu ir egzistuoja, tai čia kažkur kažkam, pas kažką. Taip, dėja. Tai kalbant apie lošimų priežiūros tarnybos dar papildomas veiklas, tai mes paskutinius pusantrų metų labai aktyviai įsitraukėme į prevenciją. Tai verta paminėti, kad šiuo metu esame išleidę 2 lankstinukus lošimo tema. Viena orientuota į suaugusį žmogų, lošėją, artimąjį, o kita orientuota į tėvelius, kad kaip tinkamai kalbėti su paaugliu apie lošimus. Būtent apie paauglių lošimą, kad tai yra problema, kad tai gali būti ir nereikia tai užmerkti akis. Taip pat šviečiame ir medijoje, ir radio reklamos, ir TV reklamos. Labai svarbu, kad nesusidarytų nuostata, jog lošimas tai yra blogis. Tik pramoga, bet kad yra rizika.
Nes, negalima sakyti, kad šitas yra blogai, šitas yra blogai, šitas yra vien blogai. Kai kuriems žmonėms tai yra pramoga, bet liūdna, kai kuriems žmonėms tai tampa labai, labai skaudi tragedija. Kadangi iš tikrųjų pati pradžia, užfiksuojama, kad žmogus turi problemų yra šeimoje, kaip padėti arba kaip pakenkt gali artimieji pamatę, kad žmogus lošia? Turbūt dažniausia, kas vyksta ir kaip kenkiama, jeigu galima panaudoti tą žodį, tai sprendimas problemų už patį lošintį. Tai labai dažnai, taip. Mūsuose yra labai priimtina, kad jeigu kaimynas mano kasa duobę, tai aš kaip geras kaimynas turiu paimti kastuvą ir kartu gilinti duobę dviese. Mes nepriemam kaip pagalbos, mūsų nuostatos turbūt yra tokios, kad paduot vandens stiklinę tai nėra pagalba. Ar tai pagirti už gerą darbą, pasakyti, žinai, labai tu šauniai prikasiai per vieną dieną, koks tu šaunuolis, ne? Dėja, ne. Aš tau parodysiu, kaip reikia. Taip. Va taip reikia padėti. Nes kitą kartą man padėsi. Tai va labai svarbu yra nesugriūti ir negelbėti ir nedaryti nieko už patį žmogų. Duoti jam atsakomybę, jie tikrai gali susitvarkyti. Dažnai yra dengiamos skolos, tokiu būdu mes atimam iš lošėjo galimybę pačiam suvokti savo problemą, ieškoti sprendimų būdų. Tų resursų tikrai užtenka ir liūdna, kad nuolatos va taip mes įgelbėtume, mes išmokstam ko, išmokom lošinti į neveiksnumą. Už mane padarysgi. Žinoma, ir tada ką man stengtis, aš eilinį kartą galiu turėti problemų su finansais, ateisiu ten pas mamą, pas tėtį, pas artimą kitą žmogų, kuris, žinoma, bijodamas dėl mano ateities, jisai paims ir išspręs tas problemas. Bet kitas būdas, nepadėti kategoriškai, irgi neveiksnus. Aš tau neduosiu pinigų, aš tau nepadėsiu, aš tavęs įstypės netrauksiu maždaug, Tokiame tone, kurį jūs pasakėte, aš manau, kad tikrai taip. Vėlgi suprantama, kad reikia suprasti ir artimuosius, nes vėlgi lošimų priežiūros tarnyboje beveik metus mes renkame artimųjų paramos grupę, kartu su kolegė vedam tokią savitarpio pagalbos grupę artimiesiems būtent, nes lošėjai turi pagalbą, neturi artimieji. Tai žinoma, kalbam apie mano atsakomybės, apie mano kaip artimo atsakomybės, kiek aš galiu ir kiek aš turiu. Žinoma, nustumti žmogų, labai svarbu yra neignoruoti jo, nepastatyti jį į kažkokį tai ten tokį kamputį, neperlėti neapykantą, kreipti dėmesį, rūpintis, nes per rūpestį iš tikrųjų ir atsiras ta pagalba, parama. Kartais man užtenka tiesiog laiku pakišti petį, kad asmuo žinotų, kad jeigu tada, kada jis dabręs iki sprendimo, kad aš, kaip artimas žmogus, aš pirmą turėčiau informaciją apie problemą, turėčiau žinių, kur aš galėčiau jį nukreipti. Tai ekstra atveju tai galima kreiptis į priežiūros tarnybą, konsultuoti su mumis, galima atvykti į konsultacijas ir kalbėtis būtent, galima kalbėtis telefonu, galima kalbėtis gyvai. Dabar net šovė kaip tik mintis, žaidimas akcijų biržose įvairiausias irgi yra, tam tikras azartinis vos ne, kaip ir lošimas, ar čia jau nelabai? Teko reiškiasi kalbėti su žmogum, kuris be lošimo priklausomybės ir tiksliau be azartinių lošimų jisai dar ir lošia biržose. Teigti, kad tai yra labai susiję tarpusavy, bet kokia, tai yra vis tiek rizika. Taip pat kaip ir netgi pirkimų manija, tai jie irgi gali. Mes kaip žmonės labai linkę siekti malonumo, o liūdna turbūt, kad ta būsena, kurią gauna lošėjas lošimo metu ir yra jinai maloni. Problemos atsiranda tada, kada aš jau pralošiu. Ir jų didžiausia bėda yra negebėjimas tiesiog sustoti ir kritiškai vertinti to žaidimo, kad kažkas vyksta ne taip. Dažniausiai jau po lošimo. Grįžtų namo, aš neturiu lėšų, arba aš grįžau namo... Ir lyg atrodo, tada įsijungia protas. Tikrai taip. Kaip čia taip dabar? Ir protas įsijungia vėlgi, mesgi pripratę save ginti. Protas bet taigi aš tik vieną kartą. Visi taip daro. Tai taip, praktiškai įvardinote, kaip elgėsi lošėjai. Neigimas tai yra vienas iš artimiausių draugų. Neigimas ir melas. Nes labai gėda turbūt prisipažinti. Didžioji dalis lošiančiųjų tikrai gėdinasi dėl savo žaidimo ir labai bijo artimųjų atstumimo. Tai dėl to šitoj pusėje svarbu neatstumti, o priešingai kviesti bendrauti, siūlyti pagalbą tik tokią, kad kada tu priimsi sprendimą tvarkytis, aš būsiu šalia, kad parodyti tau, kur būtų galima eiti. Nes dėja tampimas, jisai yra neefektyvus. Tikrai esame praktikoje turėję ir tai, kad žmonės ten per prievartą ir priverčia artimieji ten padengdami skolas stoik pas psichologus, jie ten pradeda dirbti, dažniausiai motyvacijos nėra, asmuo sustabdo gydymą ir atkritimas.
Kadangi šiandien kovo 8, tai mes, pavyzdžiui, galim pasidžiaugti, jog priklausomų lošiančių moterų skaičius yra su vyrais palyginti labai mažas. Taip, tikrai labai mažas. 3 kokios ant Lietuvos. Vėlgi, čia verta turbūt priminti, kad lošimų priežiūros tarnyba netlieka asmenų diagnozavimo, nes nenustatom ligos. Bet taip, prašymų iš moterų mes gauname, bet jų yra labai nedaug. Liūdna tik turbūt, kad, čia labiau ir daugiau lošia ir vyresnio amžiaus. Gal čia tas senatvės klausimas, kad aš jaučiuosi niekam nereikalingas, kažkaip tai bandau surasti savo pramogą ir labai greitai ją sukrent. Rodo filmuose, ar ne, senelių namuose vyksta loto. Taip. Loto, tai gal ir išeitis, aš nežinau, tai ten vis tiek azarto pakanka. Kas be ko, tai mano galva, kad nėra turbūt Lietuvoje pilnamečių asmenų, kurie nepabandė lošti ar loteriją ar dar kažko. Labai svarbu, vėlgi, kokiu tikslu aš tą darau. Jeigu aš pastatau savo tikslą laimėti loteriją ten milijoną, ne, tai žinoma, aš labai abejoju, kad pirmoje eilėje tu tą milijoną laimėsi, nes kaipgi sakoma, jeigu nori laimėti loteriją, nepirk jos, taupyk iš biletėlių, kurios galėtum išleisti. Ir pabaigai tada pozityviai, taip, artimiausiu metu, apskritai situacija dėl tų lošimų, jeigu ar nesakėt, socialinės reklamos, įvairiausi tinklapiai, konsultavimas, pagalba, progresas, jis turėtų matytis. Jauni žmonės imlūs. Tai kalbant apie progresą, turbūt pastebim pirmoje eilėje, kad daugiau skambina ir nevyriausybinės organizacijos, su kuriomis mes bandome bendradarbiauti, kad joms pradeda rūpėti šitas klausimas. Daugiau skambina ir tėveliai paklausę reklamų. Pavyzdžiui, iš pagalbos, iš specialistų girdime, kad žmonės išgirdę reklamas drąsiau žiūri į save ir drąsiau bando ieškoti kažkaip problemos sprendimo būdų. Tai vis dėlto panašu, kad kažkokius tai vaisius tas neša. Žinoma, kad reikia suvokti, kad kaip ir bet kokios priklausomybės gydymas, tai yra ypatingai ilgas ir emociškai sudėtingas procesas. Bet tikrai susitvarkyti su šitą bėdą galima. Ir čia labai svarbu pasakyti turbūt asmenims, kurie dar nėra priėmę sprendimo savo lošti, tvarkykitės. Tikrai jūs galite, tikrai jūs turite jėgų, tikrai yra žmonės, kuriems rūpi jūsų problema ir kurie tikrai bus šalia ir padės jums. Ačiū, Olegai, kad atkeliavot ir jūs papasakojot. Ačiū jums, kad pakvietėt. Gražios dienos. Gražios taip. Iki.